sutikau vieną iš savo mokytojų, kuris truputėlį mane nukreipė į fitnesą. Aš taip kaifavau, kad aš supratau, kad man tai labai patinka. Praktika studijų metu supratau tokį, sakyčiau, gal juokingą dalyką, bet man jis buvo labai aiškus. Tas sunkumas turbūt, bet kartu ir didžiausia dovana, kuri mane vedė šitoj kelioniai. Kartais moteris ateina, nes turi kažkokią problemą ir tiesiog nori išspręsti. Kartais ateina dėl konkrečiai kūno klausimų, nes nori dailinti linijas, ko aš irgi neatsieju. Tas pavadinimas grožio treniruotės iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti labai paviršutiniškai. Kokie tu patyrei, kad tavo veiksmai, ar tavo poelgiai, ar tavo mintys rodė tau nemeilę savo? Ir tada suprantu, kad jau reikia truputį sustoti, jau norisi šiek tiek sugrįžti į tą prigimtinę moterišką energiją, kuri mano nuomonė yra kaip atsvara. Natūralu, kad kartais šiek tiek nutolstu ir man tai ir yra apie balansą. Jeigu kūnas yra įtampoje, jeigu galvoje yra 100 minčių ir stresas, net negali pamatyti nei savo įsitikinimų, nes taip jie yra ir jie riboja. Yra du žmonės, kurie mane vedė per tą kelionę, per tai, kaip jinai atsistoja ryte, užmerkia akis ir suka riešus. Aš supratau, kad tai yra joga. Įstrigo tie žodžiai, kad stipriau už meilę nėra nieko. Šiandien bus mūsų 4. epizodas ir kalbinu šiandien Miglę Širinskaitę. Kaip malonu, kad iš karto šypsusi, man tada iš karto irgi šypsina didesnė. Miglė yra projekto grožio treniruotės autorė, integralių sveikatingumo užsiėmimų moterims instruktorė, sertifikuota ajurvedinio jogos masažo terapeutė, šokėja, judesio mylėtoja. Ar teisingai? Visiškai. Labai gerai. Ypač paskutinis apibūdinimas. Judesio mylėtoja, toks viską apibendrina. Yra ir tokių, kuriuos mes dar turėtume atrakinti, tarsi paaiškinti labiau, bet tai visą įvyks pokalbio eigoje ir lėtai. Mes pradėsim nuo pat pradžių, bet dar prieš tai dar noriu pasakyti, kad mes čia filmuojamės Ugnės Kalanetikos studijoje ir kad esu labai dėkinga Ugniai už galimybę šito jaukioje, gražioje vietoje čia būti šiandien. Tai va, o dabar dar žinai, kas man atrodo, kad mes šiaip su tavim derinam gan ilgai tą pokalbio laiką susitikti ir galiausiai pavyko pagaliau. Bet kita vertus galvoju, kad susitikom pačiu tinkamiausiu metu, nes rytoj yra moters diena ir jeigu aš norėčiau paminėti savo kokiu nors pokalbiu šią progą, tai aš tikrai neįsivaizduoju tinkamesnės pašnekovės už tave, tikrai. Ir ne tik todėl, kad tą išorinę dalį paėmus, kad tavo užsiėmimai daugiausiai skirti moterims, bet iš principo, taip nežiūrinti tave, tavo akise ir tai žinioj, kurią tu skleidini, aš matau tą gylį, tą moters tokią, tą skatinimą moterį pažinti savo žydinčią moterystę. Tai labai galiausiai tikrai susidėliojo viskas laiku ir ačiū, kad šiandien esi čia. Tai tau taip pat ačiū, kad pakvietei būtent šitu metu, nes man moters diena ir yra turbūt gal simbolika apjungianti visos filosofijos, kurią aš vadovaujuosi. Ir užimta, atrodo, ir daug visokių reikalų ir pasiruošimo dar rytoj, bet vis tiek galiausiai esam čia ir pasimėgausim šito pokalbio. Visiškai. Gerai, ir dabar aš iš karto noriu pradėti nuo to, kad, kaip paminėjau, kad tavyje dabar matau tokį žydėjimą, netarsi, ir man iš karto kyla klausimas, ar visada tai buvo ir ar visada tokia pasitikinti savim, laiminga savo pašaukime tu buvai ir spėjau, kad ne. Ir jeigu ko? Man atrodo, taip dažniausiai tiesiog būna. Tai jeigu ne, tai nuo ko viskas prasidėjo ir kokią galbūt tu save atsimeni iš pačių seniausių laikų? Tai iškart galiu turbūt atsakyti, kad ir taip, ir ne, bet man ganėtinai pasisekė, nes savo, sakykime, pašaukimą arba kelią tiesiog gyvenimo, kuriuo einu ir jis turi visokių keliukų, bet kryptis yra ta, aš atradau labai anksti. Tik tai gal ne iš karto supratau, kad tai yra tas kelias, dėl to šiek tiek buvo nuėjimų, ne tai, kad į šoną, bet tiesiog pakeliui kažkokių stotelių, kurios galiausiai atrodo taip ir turėjo būti ir kiekviena patirtis davė tą, ką turėjo duoti. Bet iš esmės nuo pat, sakyčiau, vaikystės, paauglystės aš mėgau judėti ir mėgau judėti tą filosofiją, kuri ir dabar vadovaujuos, kuo daugiau ir kuo įvairiau. Tai tiesiog pati savarankiškai, tai pabėgiojimai, tai su draugais, tai kažkas ir visą laiką aš gyvenau judesį.
gyvenau kieme, gyvenau lauke ir tiesiog man buvo gera taip leisti laisvalaikį. Ir kažkaip tai paskui aš galbūt netikėjau, kad tai yra gyvenimo kryptis ir kelias, daugiau galbūt kaip pomėgį laikiau. Ir kai mokiausi 12 gal klasėje, galvoju, tada sutikau vieną iš savo mokytojų, kuris truputėlį mane nukreipė į fitnesą. Tai dabar taip skamba, wow, fitnesas ir aš lyg tai nesusiję dalykai būtų, bet tai buvo labai lengva kategorija, tai buvo fitness modelių kategorija, paskui bikini kategorija kitoj federacijoje ir aš per tai pradėjau atrasti malonumą scenos, suprasti, kaip turiu dirbti su kūnu, kaip turiu reprezentuoti save ir tokio tikrai atsirado ir pasitikėjimo, ir išėjimo, gal tiesiog truputėlį į tą viešumą. Ir man tiesiog, aš taip kaifavau, kad aš supratau, kad man tai labai patinka. Man patinka ir sportuoti, kaip aš sportuodavau visą laiką, ir sportuoti tam tikram rezultatui ruoštis, ir dalyvauti, ir tiesiog toks azartas atsirado, sakyčiau. Tai netruko labai ilgai, nes po mokyklos išvažiavau mokytis į Kauną. Pakeičiau miestą ir tiesiog ir treneriai pasikeitė ir gal atradau kažkokią tai irgi kitą kryptį, nes studijavau aš viešąją komunikaciją. Tai pasirinkau turbūt pagal tai, kas man gerai sekasi, ne visai pagal tai, kuo gyvenu, bent jau tada gal nesurišau šitaip visų galų ir nesudėjau taškų, kad visgi šitą kryptimą aš noriu eiti. Tai studijų metu aš tiesiog tęsiau savarankiškai kaip pomėgį sveikatingumą, sportą. Ir po mokslų tada jau buvau tiksliai apsisprendus, kad aš eisiu visgi šitų kelių, kad ta kryptis bus mano pagrindinė. Ir jau studijuodama paskutiniam kurse aš dirbau sporto salėje, kaip vadinu, pogrindyje. Tai nebuvo oficialiai ta vieta, kur galėčiau dirbti kaip trenerė, nes neturėjau išsilavinimo, bet turėjau patirtį. Turėjau patirtį varžybų, jau turėjau suvokimą, kas toj salėje vyksta ir tiesiog ten buvo mano pirmi žingsniai. Ir supratau, kad taip aš noriu eiti šitą kryptim. Ir nuo to ir pasisuko visas mano kelias. Tai iškart po vienų mokslų aš pabaigiau trenerių mokymus ir nuėjau kitą kryptim. Čia beveik jau išgirdom visą tavo istoriją. Bet čia yra dalis. Bet aš noriu iš karto paklausti apie tavo būseną. Kaip tame kelyje, kokia buvo tavo šiaip vidinė būsena? Taip. Nes dabar, tai man atrodo, kad, nežinau, patikslink, bet man atrodo, kad yra tas prasiskleidimas, ne? Kaip tas skleidėsi ir kaip tu, būdama vienoje ar kitoje srityje, ten jausdavaisi? Iš esmės, tai čia, žinai, labai plačiai reikėtų kalbėti, nes turbūt skirtingose gyvenimo etapuose, skirtingi patyrimai, skirtingos būsenos, tai faktas, kad visokių buvo, bet niekada nebuvo abejonės. Aš gal toksai žmogus tiesiog, kad aš darau 100% ir ką darau gerai ir jeigu jaučiu, kad ten, tai yra ten. Ir einu tada. Ir gal dėl to man buvo lengva priimti tos sprendimus, kur irgi sakiau, kažką pakeisti, kažką pradėti. Toliau irgi sekė tam tikri iššūkiai gyvenime, bet aš jausdavausi pakankamai užtikrinta, nors visą laiką baimė yra, bet man atrodo drąsa, gal čia tokia mano vidinė, sakyčiau, savybė, tas vidus ir plus tai, kad labai patinka, ką darau, visą laiką nugali, visą laiką veda į priekį ir toksai padarai, pereini tą iššūkį ir visą laiką būna tas žydėjimas ir pilnatvė ir džiaugsmas. Nors taip, procese tikrai tų emocijų iš to jauduliuko, iš tos baimės, iš kažko neatrasto, nepažinto naujo kildavo. Bet galbūt nebuvo labai tokių, sakyčiau, momentų pasimetimo šitam kely, nes man visą laiką buvo aiški. Tai dėl to ir sakau, kad kaip dovana man tai yra, nes buvo aiškiai kryptis. Ką noriu daryti, kur noriu eiti, tik tai jinai po truputį keitėsi ir mano emocijos pagrindė šitoj srityje gyvenime, profesiniai, nes kitose srityse irgi visokių emocijų yra ir tai labai normalu ir natūralu, manau. Bet šitoj srityje jos visą laiką sviruoja, turbūt nuo 0 į pliusą. Į minusą labai, labai retai. Bet tu sakai, gan anksti buvo aišku, ne, ta kryptis. Taip. Tai kažkokių variantų, tai nežinau, mokyklos studijų laikais nebuvo labai aiškių tokių kažkokių svajonių kitose srityse?
kaip tu iš karto išsigryninai, nes vis tiek sakai, kad keitėsi net ir šitoj pačioj srityje, ne? Taip, tai aš Kaip tu jas įvardinai anksčiau tada tas svajonės? Tai kadangi nuėjau į komunikaciją studijuoti, norėjau būti žurnaliste ir man patinka, man gerai sekasi kalbėti, bendrauti ir tiesiog man labai kažkaip jaučiuosi irgi savo vietoj, bet atlikdama praktiką studijų metu supratau tokį, gan sakyčiau, gal juokingą dalyką, bet man jis buvo labai aiškus, kad ne aš noriu klausinėti kitų žmonių apie jų gyvenimą ir bėgti jiem iš paskos ir apie juos rašyti, bet aš norėčiau, kad apie mane rašytų. Ir man tas suvokimas, iš tikrųjų, jisai buvo toks, kad, aš turiu savo pomėgį, čia aš dabar galiu taip suvesti, tada, aišku, aš taip dar nesudėliojus buvau taškų, bet aš turiu savo pomėgį, aš turiu savo kryptį ir aš turiu ką papasakoti iš tikrųjų. Ir tas pats darbo pobūdis man nepatiko, patiko idėja, bet žurnalistės darbas buvo ne man ir kažkaip man nebuvo abejonių, kad po praktikos, kad pabandžius aš turbūt eisiu daryti tą, ką noriu daryti gyvenime. Bet visgi tai nėra pagrindinė priežastis, turbūt kodėl aš atėjau į šitą kelią, nes kaip sakiau iš pradžių yra ir taip ir ne, tai reiškia buvo ir lengva ir sunku, tai tas sunkumas turbūt, bet kartu ir didžiausia dovana, kuri mane vedė šitoj kelioniai, tai buvo sveikata. Nes nuo pat vaikystės, paauglystės turėjau neaiškios kilmės tokius sąnarių uždegimus pasikartojančius ir kaip ir mediciniškai nebuvo priežasties, bet vis tiek tai vyko mano kūne. Ir jau paauglystė ir daugiau einant į tą sąmoningumą, kažkur 18-20 metų aš jau pradėjau pati ieškoti, apie ką tai yra, kas tai yra ir mane vedė tokiu ir savo kūno pažinimo keliu, ir savęs pažinimo keliu ir paskatino atrasti alternatyvę tiek mediciną, tiek požiūrį į judesį, kas, pavyzdžiui, mane ir atitraukė truputėlį nuo fitneso ir nuo darbo sporto salėje ir truputį daugiau paskatino susikoncentruoti į savo vidų, į emocijas taip pat, į kūną ir emocijas, ir į tą sąsają. Ir tiesiog labai daug gražių dalykų įsiskleidė per sveikatos dalykus, kuriuos aš tyrinėjau savo kūne. Ir tada aš šitą girdėjau irgi pasisakymą vienam podcast'e ir tada išgirdau, kad apie tos neaiškios kilmės, tos skausmus, kad tai psichosomatika pradėjai gilintis, bet ar, pavyzdžiui, dabar tu realiai atsekusiesi, ta prasme, taip galėtum įvardinti, tai kokia ta pamoka buvo, kokia ta žinutė buvo užkoduota, koks tas atradimas yra tavo, iš kur tai kilo ir ką tau turėjo tai duoti? Iš esmės, tai sakau, tai yra dovana man, kad aš esu šitam kelyje, kad aš būtent pažinau tas praktikas, kurių, sakykime, laimingi gal žmonės arba tie, kuriems tuo metu viskas yra gerai, jie neieško. Jie neieško ir jie gyvena ir tik tai, kai atsitinka kažkokia bėda, tada mes pradedam domėtis, gal tą, gal aną pabandyti, kažkas neveikia. Tai aš pradėjau domėtis gan anksti ir labai plačiai, nes tikrai ieškojau tų būdų ir kelių, kaip pačiai jaustis gerai. Plus turėjau pomėgį, sportą ir sveikatingumą, kas ėjo nuo vaikystės ir galiausiai susidėjo taip, kad viskas susijungia į tą kryptį, kurioje aš esu dabar. Tai konkrečiai kažkaip taip įvardinti, kas ten slypėjo tose skausmingose sąnariuose vis tiek, ne? Ta prasme... Dabar, žinai, kiekvienais metais, kiekvienu laikotarpiu gyvenime atrodo, dar ir šitą supratau, dar ir čia galai susivedė. Tai aš tikiu, kad po kažkiek laiko gal aš dar kitaip matysiu, bet dabar aš neturiu jokių skausmų, viskas man šiuo metu yra gerai ir aš suprantu, kad tas gyvenimo būdas, kurį aš susikūriau, ta kryptis, tas kelias yra teisingas būtent man autentiškai. Nes tikrai galiu sakyti, kad nėra vienos priežasties, nėra tai tik tai maistas, tik tai psichosomatika, tik tai fiziologija ar kažkokie paaiškinami dalykai, ar kažkokie nepaaiškinami. Viskas viename, bent jau kaip aš matau, dėl to aš turbūt ir vadovaujuos tuo holistiniu požiūriu į judesį ir į kūną. Ir šiuo momentu konkrečios tokios, žinai, išvados, kad vienas dalykas gal nėra, bet yra tas, kad tikrai gyvenimas savo autentiško gyvenimo
ir ne tik galvojimas apie kažką, bet tikrai įkūnymas to, ką tu jauti, kad turi daryti, kad tau yra gera daryti, tiesiog atsipalaidavimas, be jokio spaudimo, nes dažnai mes įstatom save, kad kažkur reikia nueiti, kažką padaryti ir tas sukuria daug įtampos kūne. Tai kai atsipalaiduoji, kai iš esmės gyvenime bendru žvilgsniu žiūrint, darai tai, nuo ko tau gera, tai kas patinka, tai tikrai duoda labai daug ir tada tiesiog visa sistema nurimsta ir atrodo pagerėja tiek fizinė savijauta, tiek emocinė, viskas tiesiog susidėlioja vietas. Taip, ir dabar tu užsiminėjai apie tą holistinį požiūrį, pristatydama tave irgi jau paminėjau, kad vedi integralius užsiėmimus moterims. Ar tu galėtum tada mums iškoduoti, kas galbūt nėra galbūt patyrę tokio tipo treniruočio, ne? Tiesiog pasakyti, tai ko tos moterys atydamos pas tave tikisi, kas ten apsijungia, kas čia per visumą yra. Iš esmės jos nieko nesitikė, nes tai yra neaišku, ko tikėtis iš tokio pavadinimo. Bet dažniausiai žmonės mane susiranda, pagrindė moteris susiranda, galbūt nes patinka mano filosofija, mano energija, tai ką aš transliuoju, pasidaro įdomu ir ateina šitų kelių. Kartais moteris ateina, nes turi kažkokią problemą ir tiesiog nori išspręsti, kartais ateina dėl konkrečiai kūno klausimų, nes nori dailinti linijas, ko aš irgi neatsieju nuo viso šito savo dalyko, dėl to mano veikla ir vadinasi grožio treniruotės, nes tai yra apie moters grožį plačiaja prasme, tai reiškia ir apie atsipalaidavimą, ir apie spinduliavimą, ir apie pasitenkinimą gyvenime, ir apie kūno dailumą, ir apie tai, kad tu gali būti geriausia savęs versija, kad tau nereikia savęs spausti ir keisti savo duotybių, ką tu jau turi, bet tau tiesiog reikia suvokti, kaip mano kūnas funkcionuoja, koks yra mano, tarkim, kad ir figūros tipas ir ką aš galiu dėl to padaryti, kaip aš galiu sudėlioti savo gyvenimą. Čia jau toks prasideda kaip sporto coachingas, sakyčiau. Ir kai nori pokyčių gyvenime, moteris ateina, tikrai ateina ir toj filosofijai visoji, kurią aš dalinuosi, kaip ir vadinu, integralūs užsiėmimai arba dar kitai paskui išskiriu struktūruoto ir intuityvaus judesio dermė viename. Tai galima atrasti labai daug dalykų, kuriuos išsineši į kasdienybę ir kurie keičia iš esmės tavo giluminį suvokimą ir matymą savo kūno, savęs kaip moters suvokimą, judesio suvokimą ir to pasiekoj tiesiog keičiasi gyvenimas, sakyčiau, iš esmės. Kažkas vyksta, ko tu nesitiki, kai ateini į treniruotę, nes galbūt ateini dėl, dailaus kūno, ar nori išspręsti kažkokią problemą, ar nori tam tikro pokyčio. Ir dėl to klientės šiaip yra tos, kuriom aš rezonuoju kaip žmogus ir mano nueitas kelias, galbūt kažkur esame mačiusios mane sutikusios ir va taip mes ir sukuriam tą kontaktą. Aš visą laiką einu per artumą, per atvirumą, per kažkokį tai nuoširdumą, tai jeigu matau, kad galiu kažką duoti žmogui, tai visada duosiu. Nes tas pavadinimas grožio treniruotės iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti labai paviršutiniškai, žinai, bet to paviršutiniškumo čia mažai, nes, kaip ir sakei, kelionė gerokai giliau nuveda. Ir tada tikiu, kad nuveda ir apie meilę savo, žinai, tą priėmimą savęs. Ir noriu klausti čia, kas yra meilė tau, nes aš skaičiau vieną tavo įrašą, tavo puslapį, kuriame tu tai paprašy, kaip tu galiausiai supratai, kad save myli, bet noriu klausti per kitą pusę. Kokie tu patyrei, kad tavo veiksmai, ar tavo poelgiai, ar tavo mintys rodė tau nemeilę savo? Tai atsakysiu pirmą dalį pirmiausiai, kad man meilė savo, man prasideda nuo kūno. Ir to turbūt mes nepakeisim, nes materija vis tiek yra tai, ką tu gali suvokti, apčiuopti, pajausti, pamatyti. Ir kai mes pasirūpinam tais paprasčiausiais dalykais savo gyvenime, man tai yra apie meilę savo. Tai apie pasirūpinimą kūnu, miegas, maistas, mėgstama veikla, atsipalaidavimas tam tikras, tiesiog toks susibalansavimas, man nuo ten prasideda meilė. Tai kai skiri savo tai, ko tau tuo metu reikia, ir kalbant irgi apie kūną ir jo poreikius. Tai man čia meilės pradžia, o ne meilės tuo tarpu, tai aišku būtų ir priešingas dalykas šitam. Ir turbūt mano toj kelioniai aš karts nuo karto suprantu, kad nutolstu nuo meilės savo, kai nutolstu nuo savo, sakyčiau, tos
krypties, prigimties, galbūt prigimties net labiau negu krypties, nes vis tiek kryptis, kaip sakiau, yra aiški, tik yra daug keliukų ir viskas susiveda galiausiai ir matai, kad visos patirtis yra reikalingos, bet prigimtis vis tiek turiu omeny, čia gal jau einu truputį giliau, ir į vyriškos, moteriškos energijos dermę ir dažnai šitam miesto gyvenime yra labai lengva užsisukti, reikia, turiu, einu, darau, varau, greitai, kuo daugiau ir tada suprantu, kad jau reikia truputį sustoti, jau norisi šiek tiek sugrįžti į tą prigimtinę moterišką energiją, kuri mano nuomonė yra kaip atsvara šitam. Tai yra labiau apie sustojimą, apie stebėjimą, apie neskubėjimą, apie leidimą dalykams vykti, be spaudimo, be tokio labai aštraus reikia, bet labiau per noriu. Per noriu. O kiek tau pačiai pavyksta tą praktikuoti? Ar tu kasdien tai savo turi priminti ir priminti moterims, kurios ateina, ar tu jauti, kad vis tik tą pažadinti moterišką energiją nėra taip jau sunku, kad jį kažkur vis tiek, kad mes ją gan stipriai jaučiam, ne? Ar visgi mes ten giliai ją užslapinusios? Oi, tai čia, sakyčiau, labai individualu, priklauso nuo moters gyvenimo būdo, nuo to, kokį jinai kelėjo, kokias patirtis turėjo čia, nuo charakterio, ta prasme, nuo daug dalykų, tai labai sunku generalizuoti ir pasakyti, kad visom galėčiau pritaikyti vieną kelią, nes bet kokioj praktikoje, net ir judesio, nėra vieno kelio, dėl to aš ir žiūriu labai plačiai, bet iš esmės man yra nesudėtinga dėl to, kad aš tuo gyvenu. Aš tuo dalinuosi, aš kiekvieną dieną vedu judesio užsiėmimus, aš pati dalyvauju renginiuose ir organizuoju renginius ir viskas yra tiesiog mano gyvenimo dalis. Tai aš nuolatos savo primenu per savo veiklą, bet be to spaudimo, žinai, kad oi dabar čia turi padaryti kažkokią praktiką, nes reikia prisiminti. Ne, tiesiog jau tai yra mano gyvenimo būdas, bet natūralu, kad kartais šiek tiek nutolstu ir man tai ir yra apie balansą. Nes reikia ir vieno dalyko, ir kito gyvenime. Tai kadangi šiuo metu aš studijuoju kineziterapiją, tai mane labai grąžina į tą žemiškumą ir į dalykus, kuriuos reikia padaryti, ir reikia nueiti į paskaitas, ir reikia atsiskaityti, ir yra grafikas, ir turi dalyvauti. Ir, žodžiu, mane labai grąžino į žemę, kaip sakau, nuo to lengvumo, nes buvau susikūrus tokį gyvenimo būdą, kur tikrai, sakyčiau, ir pati savo galėčiau pavydėti, nes yra pakankamai daug laisvės, lengvumo ir tas grafikas toksai, kur tu gali laisvai disponuoti savo laiku. Ir dabar aš turiu ir tą kitą pusę. Tai reiškia, yra dalykai, kuriuos reikia daryti, bet aš žinau vardan ko darau ir mane tai irgi veda į priekį. Tik tai tiek, kad tada turi ieškoti balanso. Tai man labai padeda suprasti ir savo klientus, klientės daugumoj, kurie gyvena tą gyvenimą tokį intensyvų, plus dar aš neturiu šeimos, neturiu mažų vaikų, tai čia dar kita turbūt būtų tema ir kas žmogui dar šiek tiek resursų atima, net ne šiek tiek, turbūt didžiąją dalį, tu labiau galėtum pasakyti. Bet iš esmės vis tie dalykai susideda į tai, kad nėra tik tai vienos pusės, negali tik tai visą laiką gyventi tame lengvume, laisvėje, yra ir kita pusė, bet gali tiesiog žiūrėti kitaip. Gali žiūrėti lengvai ir laisvai ir į tuos dalykus, kuriuos tau reikia padaryti ir kuriuos tu privalai tarsi atlikti kasdienybei. Ir čia iš karto irgi taip prišasi su tuo tavo savaitgaliu, kuris prasidės rytoj, neorganizuoju moterims savaitgalį. Ir jo esmė yra, na jūs sakot, kad graži ir laiminga moteris yra atsipalaidavusi moteris. Per tai bandysit tai ir patirti, ne? Tavo kelionė pačios į tą atsipalaidavimą, ji labai tokia vingiuota, ar visgi kaip, taip iš tavo kalbos jaučiasi, kad augantas yra tarsi natūralu, bet aš noriu išgirsti, ar tikrai, žinai, tavo tas ribas irgi bandau, ar tikrai tas atsipalaidavimas sunku, bet net kai tu suvoki, kad atsipalaidavimas yra raktas, ta prasme, ne, kad to suvokimo tarsi nepakanka, tą reikia labai stipriai įsileisti per patirtį, per kūną, taip tiesiog įsižeminant, jausti visų savo kūnų tą atsipalaidavimą. Ir
Tai pradžia gal apie save. Jo, tai žinok, turbūt aš ir nedaryčiau tada nei tų retrytų, nei tų stovyklų, jeigu jau tai būtų taip natūralu ir aš visą laiką tame gyvenčiau ir nematyčiau iš viso problemos, nes dažniausiai mes užsiimam kažkuo, kai matom poreikį. Tai aš matau poreikį savyje ir dėl to tikiu, kad yra poreikis ir kitoms moterims ir taip susikuria tie renginiai ir iš viso visą tai, į ką aš einu, nes faktas tikrai, kad nėra taip lengva ir nėra taip viskas gražu, kaip čia mes galim per 1 valandą pakalbėti, nes yra labai daug niuansų ir tikrai mano charakteris, mano asmenybė, aš turiu labai ir tokio fokuso, ir krypties, ir ėjimo, ir tam reikalinga ir kontrolės turėti, ir grafiką susidaryti, ir tikrai yra tų dalykų, kas kelia kažkiek įtampos ir streso. Tai faktas, kad nėra tik tai lengvumas, tik tai gražu, nes tuomet turbūt nesukurčiau to, ką sukuriu, jeigu nebūtų tokio tikrai fokuso pakankamai aiškaus. Ir aš jaučiu, kad man tikrai reikia atsitraukti, atsipalaiduoti, primint savo, kad kvepuoju, mano kūnas, judu, atsipalaiduoju, randu savo būdą tiesiog susibalansuoti, tai tie savaitgaliai būtent tam reikalingi. Net jeigu mano kasdienybėje galbūt kaip dominantė jau eina tas suvokimas, bet vis tiek giluminiam patyrimui atsipalaidavimo, tai kažkoks 3 dienų išvažiavimas man yra must. Tikrai karts nuo karto, kad tiesiog sugrįžti į tą vidinę ramybę ir suprasti, oi, jau vėl užsisukau trupučiuką savo veiklose ir tam ėjime darime. Ir tiesiog tada per tai, kaip ir sakau, per tai ir kuriasi balansas. Tai nėra man visiškai, taip sakau, lengva, 100% tik tame gyvenu. Ne. Yra balansas. Tai, o įsivaizduok, kad kas tame negyvena, tai tikriausiai dar yra sunkiau. Taip, tai va čia tada noriu tavęs klausti per savo praktiką, irgi galbūt galėtum jau įvardinti, kas yra tie didžiausi stabdžiai, visų pirma, gyvenimuose, kas trukdo tą suvokimą visų pirma pagauti ir paskui suvokus jau tą atsipalaidavimą praktikuoti. Ir kas yra tie įrankiai, tas mechanizmas, kur greičiausiai žingsniais jau tau tada padeda keliauti to atsipalaidavimo link? Tai pradėsiu turbūt nuo tų didžiausių žingsnių, kurie yra patirtis, nes teorija, visą laiką mes šnekam, kažką atrodo, jo, viską suprantu, darysiu ir taip atsitinka, kad niekas neveikia arba iš vis niekas net nevyksta. Nes nėra tame patirties, yra tik tai toks teorinis, atrodo, lygmuo, kai tu supranti, bet dar nėra suvokimo. Tai patirtis kūnų išjausta ir duoda tą suvokimą, įsižeminimą ir atrodo, patyriau ir supratau, viskas, dabar tai yra manyje, dabar tai yra mano kūne ir tai yra gyva ir tikra man šiuo metu. Tai gali būti labai paprasti dalykai, tai pradedant nuo intuityvaus judesio praktikų, ką aš irgi visą laiką integruoju savo užsiėmimus. Tai yra tam tikros metodikos, kurio mes dirbam su kūno atsipalaidavimu, su sugrįžimu į savo ašį, kaip sakau, su savistaba, su pamatymu labiau iš vidaus į išorę, negu tik tai buvimu išoriai. Tai tokios meditatyvios galbūt praktikos, nes jos per patirtį ir grąžina tave į tą ramybę, į balansą, į atsipalaidavimą. Ir man tai yra per malonumą. Viskas, ką darai, turi būti malonu, turi būti nuo to gera, kaip sakau, jei kaifuoji nuo savo kasdienybės, nuo savo veiklos, tai automatiškai ateina atsipalaidavimas ir atrodo viskas lengviau, viskas sekasi geriau. Ir didžiausi stabdžiai ir didžiausi trukdžiai tai turbūt ir yra nutolimas nuo to, nes, kaip sakau, kai užsisuki tame, kad reikia, privalau, turiu, bėgu, lėkiu, nespėju, pamiršti tiesiog. Tai priminimas savo yra sugrįžimas į patirtį. Ar dar nenutolau nuo temos? Ne, aš tik iš karto galvoju dar apie tai, kad tie stabdžiai gali būti, pavyzdžiui, vidiniai labai stiprus, pavyzdžiui, nuostatos kažkokios. Labai toks, kur jau, nes tą skubėjimą, tai man atrodo, kaip dauguma jį supranta ir įvardina ir galbūt net gali savo leisti sulėtinti bet čia yra esmė, žinai, supranti, bet ar tu leidi sulėtinti ir ar tu tikrai sustoji nes, pavyzdžiui, ir vykstant į savaitgalį moteris sako, aš neturiu laiko tam savaitgalį, arba neturiu finansų, arba man šeima reikalai ir aš galvoju, tai tau ir reikia čia važiuoti, svarbiausias dalykas, nes jeigu sakytum, kad jo, aš turiu, varau, tai tada gal ir ne tiek to poreikio yra.
nes jau turi tą galimybę. Tai va, klausimas, ar mes tik tai žinom, kad mes lekiam ir skubam, ar mes ir gebam sustoti ir sakyti, dabar laikas man, malonumui, atsipalaidavimui, nes tai yra be galo svarbu. Man atrodo, kad be to tu negali eiti giliau. Jeigu kūnas yra įtampoje, jeigu galvoje yra 100 minčių ir stresas, net negali pamatyti nei savo įsitikinimų, kaip tu sakai, žinai, nes taip, jie yra ir jie riboja ir tos nuostados ir ypač apie moters grožį irgi, vat, kodėl grožį treniruotis vėl sugrįžtų. Grožio konceptas yra man asmeniškai labai platus. Aš pamatau žmogus, gražus žmogus. Nerealiai gražus žmogus, nes jisai žydi, nes jisai spindi, bet ne dėl to, kad jo kūno formos atitinka standartą, ar jo gyvenimo būdas atitinka standartą, nes kiek yra žmonių, kurių tarsi vizualiai gyvenimas yra idealus, bet jie nei jame jaučiasi gerai, nei iš tikrųjų jaučiasi patys gražus ir spinduliuoja tą grožį. Dėl to, kad yra daug įtampos, dėl to, kad yra kažkur nueita nuo tos krypties ir galbūt dar milijonas priežasčių. Čia tik tai mano įžvalgos galbūt kodėl. O jeigu grįžtant prie kūno ir to kūno teisingo požiūrio formavimo į kūną, tu save pristatytum kaip visada turėjusią tą teisingą požiūrį į kūną, ar visgi ta nuostata buvo kažkokia kita, kuri irgi laikui bėgant pasikeitė? Laikui bėgant, sakyčiau, nes iki dabar aš turiu tą savybę ir manau, kad ją turbūt visada turėsiu, tai yra perfekcionizmas. Viskas turi būti idealu pagal kažkokį mano asmeniškai, ne pagal kitų sukurtą, bet pagal mano vaizdą. Ir kartais tai liečia tikrai ir kūno linijas, ir atsiranda ir kažkokio spaudimo mini. Dėl to sakau, nėra taip lengva, kaip mes galim sakyti, kad tai yra tiesiog atsipalaiduokim ir viskas praeis. Ne. Tai yra irgi darbas su pastebėjimu tų nuostatų, tų, kad tu sukrenti į kažkokius dalykus, kuriuos pati norėtum, pavyzdžiui, keisti gyvenimą. Ne tai, kad keisti, bet netgi gal sakyčiau nekeisti, o priimti. Priimti, leisti jam būti ir per tai tiesiog sakyti, okei, taip vyksta, bet aš galiu ir kitaip. Galiu ir pasidžiaugti kažkuo tai, nes labai lengva yra kritikuoti save ir savo gyvenimo kelią, bet ypač turint tą perfekcionizmo gyslelę ir aš apie tai nemažai ir dalinuosi, ir kalbu, ir rašau. Ir yra smagu norėti turėti idealų kūną, gražų kūną, sveiką kūną, džiaugtis tiesiog savo gerą savijautą. Tai yra, man atrodo, visiškai normalu, bet nereikėtų susiaurinti požiūrio į savęs pradėti sprausti į tą rėmą. Jeigu gali truputį plačiau pasižiūrėti, kas man suteikia tą malonumą, kame aš esu atsipalaidavus, kame žydžiu, kur mano kūnas jaučiasi gerai, tada per tai automatiškai išeina, kad ir linijos žiūrėk dailėja, ir oda skaistėja, ir jaučiuos pati gražesnė ir labiau spinduliuojanti gyvenime, nes leidžiu savo patirti, leidžiu savo eiti į kažkokį tai neapibrėžtumą ir tyrinėti ten, kame aš jaučiuosi gerai. Tai čia sakau irgi toks, tie atsakymai tai persipina, bet iš esmės, jeigu neturėčiau turbūt to perfekcionizmo, aš gal apie tai ir nešnekėčiau ir turbūt nebūtų išaugęs tas konceptas. Toksai, koks jisai išaugo ir ką aš veikiu ir man patinka estetika, man patinka vizualus vaizdas, gražus kūno taip pat, bet tiesiog yra skirtumas, kaip tu link to eini, kaip tu su tuo dirbi. Ar tu dirbi per spaudimą, ar tu dirbi per lengvumą, per atsipalaidavimą, per malonumą. O kaip tavo tas požiūris būtų, ar tu sutinki su ta mintim, kad mes realiai mokom tų dalykų, kurių iš pradžių neturim, bet mes norim juos turėti ir mes tiesiog einam tuo keliu patys besimokydami ir tada jau perteikiam. Neseniai išgirdau mintį, tarp kitko prieš porą dienų turbūt, kad viskas, kas ateina, tarsi ko mes norėtumėm, kažkoks požiūris arba viskas, kas ateina į mūsų mintis, mes tą jau turim iš tikrųjų. Nes kitaip tai net neteitų nei į mūsų gyvenimą, nei į mūsų mintis. Tai reiškia, aš tai jau turiu, bet galbūt aš nesu to išskleidus pilnai. Ir reiškia, kad taip, aš tai darau kaip turi ir potencialą, bet neturi va to čia ir dabar savo rankose, ne? Taip, ir man atrodo, tai ganėtinai logiškai susidėlioja, nes kitaip nesusivestų ir keliai, neteitų ir galimybės į gyvenimą, nes aš tuo tikiu. Aš tikiu, kad, kaip ir sakau, mano holistinis požiūris į kūną ir į sveikatą, bet taip pat ir į gyvenimą. Ir toksai, kad kai kuriuos dalykus mes
turim padaryti patys, bet kai kurie dalykai įvyksta dėl to, kad jie turi įvykti. Ir man atrodo, kad tas savybės arba tuos dalykus, apie kuriuos aš kalbu, kažkokias tai, ką norėčiau perteikti savo užsiėmimuose, kokį požiūrį skleisti, tai faktas, kad man pačiai kažkuria prasme to reikia, man tai yra aktualu ir tiesiog yra skirtumas, ar tai darau iš trūkumo ar iš pilnatvės. Va čia yra turbūt esminis dalykas, apie ką galima būtų kalbėti, nes savo gyvenimo kely vienu momentu aš supratau, kad iš trūkumo aš niekada neįsiu. Nes tai yra ne ta veikla ir ne tas rytis, kur aš galėčiau eiti iš trūkumo. Jeigu man trūksta kažko, nesvarbu, ar tai būtų bendrystė, ar judesys, ar kažkas iš mano filosofijos, aš negaliu tuo dalintis vien dėl to, kad man trūksta. Nes kai aš dalinuosi, nes aš noriu duoti, nes aš turiu daug. Ir kai aš turiu daug ir aš duodu, ir tada užsisuka toksai ratas, kad faktas, kad aš gaunu irgi, bet aš jau duodu iš to, kad aš turiu. Tai aš ne iš trūkumo. Jeigu aš jaučiu trūkumą, tada aš einu pasipildyti, pasisemti kažkur, įsikvėpti. Reikia tikrai irgi ir tų savo retrytų kažkokių padalyvauti ir kažkokios naujos filosofijos pasisemti, įkvėpimo kažkur. Tai aš dabar daugiausiai to įkvėpimo gaunu iš gamtos iš tikrųjų ir iš buvimo, ir iš kitų moterų bendrystės, bet kartais man atrodo, kad ėjimas iš pilnatvės turbūt yra svarbiausias dalykas, net ne kartais, visada man taip atrodo. Ir kai jauti trūkumą, tiesiog turi rasti būdą susibalansuoti, kad galėtum dalintis. Bet čia grinai kalbu iš savo perspektyvos kaip mokančios arba kaip duodančios, kai esi klientų pozicijų, tai tu tikrai ateini iš trūkumo, nes tu ieškai to, tu nori gauti. O dar dabar grįžtant irgi prie tavo rutinos ir prie tavo kasdienybės ir prie tavo grafiko, kokią dalį užima dabar tos skirtingos veiklos. Tai čia šokiai turi minty, užsiėmimai moterims, čia tie tokie išoriniai dalykai ir kokią dalį užima tas balansas, kai tu duodi ir kai tu ieškai savo gauti. Aha. Šiaip daugiausiai jaučiu, kad duodu šiuo metu. Bet sakau, aš duodama kažkaip jaučiu ir kartu tą pilnatvę, kad man netrūksta šiuo metu. Kitas dalykas, turbūt pati aš gaunu to resurso iš mėgstamų veiklų arba žmonių, su kuriais aš leidžiu laiką. Tai va, tos veiklos ir yra šokiai kaip mano hobis, kuris iš tikrųjų man pasitarnavo labai ir kūno pažinimo kelioniai ir atradimo tos vyriškos, moteriškos energijos, ką truputėlį buvau anksčiau užsiminus, kad turim tą poliškumą savyje. Tai man buvo labai gražus suvokimas, nes aš pradėjau šokti kizomba lygiai tada, kai pradėjau stipriau sportuoti ir eiti šitą kryptim. Tai man buvo 18, tai iš esmės tai jau yra daugiau kaip 10 metų tame kelyje ir tai intensyviau, tai ramiau, intensyviau, ramiau. Ir per tuos ramesnius periodus aš tiesiog suvirškinu, ką aš gaunu. Per tuos intensyvesnius reiškia, aš einu vėl į tą naują patirtį, vėl pasikraunu, vėl pasipildau. Tai netaip seniai, bet irgi pernai metais nemažai šokau salsą ir man tikrai tai suteikdavo tiek emocijų, tiek mane pakraudavo, man būdavo nuo to taip gera, kad aš tiesiog jaučiau pilnatvę ir tada savo veikloje galėti duoti. Nes turi resursą, iš kurio pasiimi. Tai man atrodo, kad hobiai, pomėgiai kažkokie yra be galo svarbus dalykas gyvenime. Nes tai ir yra apie tą atsipalaidavimą, apie ką mes kalbam. O tai gerai, tai praplėskim, pavyzdžiui, tavo hobius. Ar yra kažkas, kas nesusijęs su judesiu ir su tuo, ką tu darai, bet kažkas dar šiaip? Na, pagrindė turbūt viskas iš tos pačios krypties. Tai tokie pagrindiniai turbūt ir yra tie hobiai, tai šokis visų pirma ir šokis labai įvairiom formom. Tai būtų nuo porinių šokių, nuo afro-latin šokių, nuo ko aš ir pradėjau, kaip sakiau, tai kizomba, paskui ėjo salsa, šiek tiek bačiatos ir toksai gavosi socialiniai šokiai ir socialinis bendravimas. Įvairios sporto kaip laisvalaikio rūšis, tai būtų ir longboardas, ir veikas, ir riedučiai. Ir tas sportas, jis turbūt man duoda to drivo, tos energijos ir kažkaip tai atrodo pakilėja ir kartu ir atsipalaidavimas suteikia, nes tai toks neįpareigojantis, nesiekiant kažkokio nei rezultato, nei tiesiog savo.
Tai mano visgi pomėgiai ir hobiai, dabar net pati svarstau kalbėdama, visgi yra susijęs su judesiu pagrinde, taip. O kiek tu laiko randi skirti savo hobiams? Dienos bėgiai, savaitės bėgiai? Turbūt randu, klausimas, kiek noro turiu. Nes kai turiu noro, visada randu. Tik tai ateina toks dalykas kaip prioritetai ir tada galvoju, ar aš turiu resurso šiuo metu eiti šokti, o vakarėliai yra naktiniai. Tai pastaruosius metus, porą metų atsakymas būdavo dažnai, kad neturiu resurso tam hobiui, tiesiog kažkaip kitaip turiu jį realizuoti. Nes irgi mokslai, ritmas, aš pradėdavau treniruotės nuo 6:30 ryto, tai man yra labai anksti, tai tiesiog tada renkuosi. Ir ne visada darydavau iš tikrųjų tuos dalykus, kuriuos dariau, kai nesimokiau, pavyzdžiui, kineziterapijos, kai neturėjau to ritmo, galėjau laisviau disponuoti savo laiku ir tuo grafiku. Bet tada aš rasdavau dienos metu, aš eidavau į privačias pamokas dienos metu. Darydavau vis tiek kažkokius savo malonius dalykus, nes, sakau, tikiu, kad hobiai yra raktas į tą laimingą gyvenimą. Vienas iš. Nes kitaip, sakau, turbūt neturėčiau to resurso, tai visgi randu savo kasdienybį, laiko tam. Randu ir ypatingai bendravimui su draugiam, su artimai žmonėm, bet santykiams irgi randu laiko visada, nes jie mane pakrauna, jie mane įkvepia ir kažkaip tai jaučiu, kad turbūt tai yra vienas svarbiausių mano kasdienybės dalių. O kaip tu sugalvojai studijuoti kineziterapiją, tai maždaug nuo tokių ir aišku, čia viskas labai, labai rišasi, o tu galėtum kažkaip galbūt jau įvardinti, ką tau davė tos studijos į tokį bendrą paveikslą apie žmogaus kūną, nes viską, ką iki tol darai, tai labiau buvo apie intuityvų judesį, ne, labiau apie tokį per kūną čia lendu gilyn, žinai. O kineziterapija taip sustato viską į rėmus ir kokias tu iš to išsineši įžvalgas? Tau dar tik pati pradžia studijų, ar tu jau kažkelintus metus? Aš antram kursė dabar, tai 3 metai iš viso yra, tai aš per viduriuką tiksliai. Ir tu šiaip labai gražiai pasakėjai, šitą mintį irgi pati esu savo įsivardijus, kad mane labai grąžino į žemę, labai įžemino ir suteikė jungčių tarp mano ir veiklų, ir visos filosofijos, kurią aš skleidžiu. Nes nebuvo taip, kad aš iki studijų viską dariau tik intuityviai. Aš baigiau trenerių kursus ir labai daug seminarų savaitgalinių. Ir per tai aš susidėjau visą filosofiją per šitus 10 metų, realiai jau praktiškai 10 metų, negaliu kartais patikėti. Tai tikrai susidėjo labai struktūruotas požiūris ir į darbą, ir į kūną, bet gal šiek tiek, kai dabar jau pastudijavau, galiu pasakyti, kad trūko gylio suvokime žmogaus kūno kaip tokio vientiso, tiesiog fizinio ir fiziologinio tokio objekto, kuriuo mes gyvenam ir kas vyksta, tiesiog fiziologiniai visi procesai, nes kai mokiausi trenerių kursus, kad ir kokia tai bebūtų disciplina, vis tiek labiau orientuota yra pagal tai. Jeigu reikia tam tikrų raumenų, tai mes išmokstam juos ir nesigilinam kaului sudėties ar ten kažkokių kitų dalykų, ko mes mokėmės kineziterapijoje nuo smulkiausių ląstelių, nuo kaulų, tada raumenys jungtis, kraujotakos sistema, limfotakos, viskas apie žmogų labai bendrai. Tai man sudėjo taškus ir davė tokių, sakau, susijungimų, nes mano filosofija visada buvo struktūruotas judesys, reiškia tai, ko reikia tavo sveikatai, fiziniai ir fiziologiniai, ir laisvas judesys, tai, ko reikia tavo emocijom, tavo tiesiog gerai savijautai dienoj. Ir visą laiką tai ėjo kartu, bet kineziterapija tikrai davė įsižeminimą ir tokį, sakyčiau, labai medicininį požiūrį. Ir padeda tuo, kad galiu žmonėm jau, nesakysiu, kad padėti, bet galbūt padėti atrasti būdus, susitvarkyti arba išspręsti tam tikras problemas, kurios tikrai yra tik fizinės. Tai yra potrauminiai visokie dalykai ir man jau ryškėja gairės, kad tai yra labai svarbu dirbti ir su tas sritim. Ir kad tik fiziškai irgi mes galim labai gražiai savo padėti, o per tai paskui atrasti ir kažkokius gilesnius dalykus. Tai man kineziterapija duoda dar platesnį požiūrį, sakyčiau, nes galbūt šiek tiek turėjau
tokią lengvą baimę, kad susiaurins požiūrį, bet ir studijose mes jau kalbam apie tai, kad žmogus nėra tik tai kaulų rinkinys ir raumenų, bet kad tai yra ir psichoemocijų įtaka, ir tiesiog tavo gyvenimo būdai įtaka, labai plačiai žiūrim, bet aišku, mokomės labai konkrečius dalykus. Tai tas konkretumas mane ir gražina į žemę, kodėl reikia daryti tam tikrus pratimus ir kaip juos daryti. Ir man duoda prevencijos kryptį, nes visą laiką aš dirbau su prevencija labiau negu su pasiekme ir man tai yra įdomesnės sritis šiuo metu. Ir aš tikiu, kad tai turi daugiau naudos ir prasmės žmogaus gyvenime. Tai man duoda dar daugiau gairių ir suvokimo, kaip aš noriu toliau dirbti su prevencija ir kokiais būdais galiu tą daryti. Kad yra struktūruotas judesys, yra intuityvus, kaip sakiau, bet labai gražiai išsigrynina per tas studijas. O ar tu, kaip sakei, daugybės savaitgalinių seminarų, trenerių kursai, dabar kineziterapija, visą tai apjungus, taip galvoju, tarsi į vienį, bandydama apjungti, man atrodo, patikslink, ar taip tau yra, kartais vis tiek išryškėja skirtingos tiesos kažkokios, ne? Kažkas sako kitaip ir taip užtikrintai, o nueini ten, nežinau, pas kitą dėstytoją ir kitas taip pat užtikrintai sako kardinaliai priešingą dalyką. Kaip tu tame ieškai balanso, kas tavo tada yra autoritetai, kažkokia kryptis, į kurią atsiremi, ar dar tavo savi atrasti būdai, kaip tu viską vis tiek grąžini į tą visumą ir kur randi tą tiesą. Visų pirma, turbūt kritinis mąstymas ir kuo daugiau ir plačiau matai ir kuo daugiau ir eini į tuos įvairius seminarus, supranti, kad galiausiai viskas yra apie tą patį, bet nei vienos krypties aš nepriimu 100% už gryną pinigą, taip sakant, nes tikrai svarbu, kad kiekvienas žmogus atrastų, ar tai yra jam reikalinga šiuo momentu. Ir šitoj vietoj man padeda mano kūnas. Nes mano kūnas gali pasakyti, ar aš esu teisingoj vietoj ar ne. Pasakyti savo pojūčiais. Taip pat, jeigu, pavyzdžiui, jaučiu, kad daugiau sukuria įtampos negu atsipalaidavimo, irgi ne apie tai jau, tai tiesiog tas jautrumas kūno išugdytas mano per meditacijas taip pat, nes tai man yra neatsiejama kryptis ir tas sąmoningas judesys ir tiesiog jautimas kūno. Tai man tiesiog padeda sudėlioti taškus, ar man yra okei šita kryptis ar ne. Ir to aš visų pirma ir mokau žmogų, kad pasitikėkit kūnu, pasitikėkit savim, bet kartais tai yra labai sunku, nes mes dar nežinom. Jeigu turi mažai žinių, ateini, dar nesupranti nei ką aš jaučiu, nei kas man gerai, man jau dabar lengva sakyti po daugelio metų šitoj kelionėj, nes jau yra daug patirta, daug išbandyta. Bet iš pradžių tikrai nebuvo lengva ir taip jau kaip dabar šnekam. Tai kokia mano dabar atspirtis yra, koks mano pagrindinis pradžios taškas, tai yra anatomijos žinios ir fiziologija. Ir jeigu disciplina kažkokia, kažkoks mokymas nesipriešina tam, tai aš sakau, kad tai yra okei. Būna, kad išsiskiria. Anatomija yra vienaip, o, pavyzdžiui, kalbant apie energiją, apie energetinius dalykus, ten jau dėliojasi pagal kitas gairias. Ir aš nesakau, kad tai yra blogai, aš tiesiog manau, kad kiekviena disciplina, jeigu ją einant 100%, jinai yra teisinga. Bet tada ir turi sekti ir daryti taip, kaip ten sako, o ne paimti vieną iš čia, vieną iš čia, vieną iš čia, vieną iš čia mintį ir sakyti, tai man nieks neveikia. Nes tada tu ir nepatiri pilnai. O jeigu, kalbant apie anatomiją, tu negali suklysti. Nes tiesiog taip yra ir mūsų, jeigu ranka lankstosi šitaip, tai jinai lankstosi šitaip viskas. Be improvizacijų. Ir tada sakau, jeigu yra kažkokios disciplinos, kurios kalba kitaip, jeigu norisi jom vadovautis, labai svarbu suvokti visą žinutę, kokią jos neša. Tai, man atrodo, tie susipriešinimai yra tiesiog sąlyginiai. O jeigu kalbant apie konkrečius žmonės, gal tu įvardintum jau per savo patirtį tau autoritetingiausius ir labiausiai tavo kelioniai tau pravertusius, nežinau, galima sakyti, prisidėjusius prie tavo kelionės žmonės, tai gali ir pavardėm, jeigu nori įvardinti, arba... Taip, yra 2 žmonės, kurie mane vedė per tą kelionę. Sakyčiau, gal taip
daugiau mažiau tiesiogiai ir netiesiogiai, nes iš tų žmonių aš mokiausi būdama su jais. Tiesiog, kai tu esi vienoje erdvėje ir tu matai, kaip žmogus šneka, ką jisai daro, jo įpročius matai, automatiškai nurezonuoji kažkokią tai energiją ir pasiimi kažkokį tai požiūrį. Tai man daugiausiai įtakos tie žmonės ir padarė ne per savo tiesas, kuris jie šnekėjo, arba ne per mokymus, kur jie kažką išdėstė, bet per savo buvimą ir kai aš pamačiau juos kaip autoritetus tam tikram etapė savo gyvenime. Tai pirmas mano mokytojas buvo iš šokių pasaulio, tai yra Kvenda Lima, galbūt ir pati gal būsi girdėjus. Ne, tai nėra labai populiarus plačiaja prasme, turbūt kas nešoka gal ir nežinos. Tai žmogus, kuris į šokį įnešė gilesnę truputėlį filosofiją ir gilesnę prasme, nes jo mokyme aš pradėjau jaust kūną. Aš pradėjau jaust, kad mano kūnas, bet fizinis kūnas yra čia, aš nesimokiau žingsnelio, mokiausi jausmo. Ir per tą jausmą aš supratau labai daug dalykų, suvokiau irgi buvo patirtis, per kurią aš gavau tam tikrą informaciją apie pojūčius. Ir Kvenda Lima šneka daug irgi apie vyriškos, moteriškos energijos balansą šokyje ir taip pat savyje. Tai man buvo irgi gal pirmas toksai intro apie tai, kad mes galim tyrinėti, ieškoti, kad mumise yra tie skirtingi poliai. Ir per patyrimą šokio, ypač jeigu tai yra porinis šokis, tu labai gražiai gali matyti tą dermę. Tai aišku irgi yra kelionė, tai trunka, bet esu buvusi ir ilgesniuose patyrimuose ir tiesiog stebėjus visą procesą. Kaip tu jį atradai, tą mokytoją? Lietuvoje, per šokius, jis buvo svečiuose Lietuvoje. Ir tiesiog nuėjus į vieną workshopą supratau, kad man patinka tą, ką aš jaučiu. Ir tą, ką aš matau, ir ką aš girdžiu, ir visais pojūčiais sentinu man patinka. Tai taip aš jį atradau ir taip prasidėjo ta kelionė. Ir keletą metų aš taip siekiau ir paskui aš buvau vienuose jo mokymuose, kaip asistentė jau, nes norėjau mokytis ir tiesiog ta kelionė taip gražiai ėjo. Tai sakyčiau, pirmas toksai prisilietimas per judesį irgi ir per patirtį. Ir antras buvo, sakyčiau, gan priešingas, nes aš mokiausi ajurvedinio jogos masažo terapijos. Irgi mokiausi, gražiai susidėlioju, kad Lietuvoje, bet paskui keliavau į Graikiją, į Indiją, kas man irgi atvėrė labai daug kelių ir skirtingų matymo kampų. Ir mokytoja pati jinai yra indė pagal kilmę, Tarūna Sandživani, jos vardas, bet irgi jinai nėra toks žmogus, kur turbūt pasakytum ir atpažintų, tai yra ganėtinai siauros nišos mokymas, bet per tą mokytoją aš irgi supratau, kas iš tikrųjų yra joga. Ne per jos paaiškinimus, bet per tai, kaip jinai atsistoja ryte, užmerkia akis ir suka riešus. Aš supratau, kad tai yra joga. Ir man buvo labai aišku, kad tai yra dermė tarp visko, tai yra jungtis, tai yra apjungimas savo kūno, emocijų, net ne emocijų, gal net ta žodis, savo kūno, kvėpavimo, tos vidinės ramybės, tiesiog holizmas yra toks holistinis požiūris į kūną per paprastus judesius. Ir man labai daug davė šitas matymas. Plius jinai yra gydytoja, pati yra chirurgė ir kai mokino masažą, tai buvo labai aišku, kur yra koks raumuo ir labai daug technikos, bet taip pat ji yra ir Ošo aktyvių meditacijų praktikuotoja, mokytoja ir daug metų ta kryptim einanti. Tai jinai labai gražiai perteikia to vidinio stebėtojo poziciją ir kiek daug tai duoda, kai tu, pavyzdžiui, duodi masažą ir kad tu per savo rankas tikrai duodi daugiau negu kūno kažkokį išminkimą, bet tu duodi energiją ir kaip svarbu būti present čia ir dabar, kai tu tą darai, nes nuo to keičiasi apskritai visa tėkmė ir visa prasmė šito darbo. Tai aš iš jos mokiausi ne tik tai masažo ir tos filosofijos, kas iš tikrųjų pakeitė mano požiūrį apskritai į masažą, nes anksčiau aš nemėgau masažo, aš ėjau mokytis tik tai tam, kad praturtinčiau savo veiklas ir tiesiog papildyčiau gal tai, kuo dalinuosi, nes norėjau išmokti gilesnių tempimų. O ten yra ajurvedinė jogos terapija, reiškia, mes darom jogos tempimus kartu su žmogum. Tai aš jau būtent to, bet supratau, kad masažas gali būti nuostabus įrankis ir nuostabi terapija irgi dirbant su kūnu. Ir su savęs pajautimu, ir su meile kūnui. Ir
man tai buvo turbūt jo viena svarbiausių mokytojų mano gyvenime, nes paskui ją aš nukeliavau į Graikiją, nes norėjau iš jos toliau mokytis irgi į meditacijų centrą, kuriam netikėtai likau visą vasarą ir labai praplėtė mano suvokimą irgi į meditaciją, į judesį, į tai, kaip mes jaučiam savo kūną. Paskui keliavau toliau į Indiją, tai ir kultūrą pažinau, ir su joga taip susidraugavau, iš tos patyriminės prizmės, gal taip sakykim, tai va čia turbūt du žmonės, kurie iš esmės formavo mano suvokimą ir keitė mano požiūrį. Tai nėra mainstreamas kažkoks, tai nėra turbūt, kaip sakiau, žinomi žmonės, bet man jie yra tokie brangus, nes aš turiu asmeninį patyrimą ir kontaktą, iš ko aš ėmiau patirtį. Tai... Man, žinai, iš karto ta mintis, klausant tavęs, dar kitą atspalvį gauna, tai įsivaizduok, jeigu suaugę žmonės labiausiai mokosi per pavyzdį, ne? Taip. Net, sakai, ne per paaiškinimus, ne per kažką, taip, per pavyzdį, tai ką jau kalbėti apie vaikus, nes apie vaikus mes sakom, vaikai mokosi per pavyzdį, būk tuo, ką tai mokai, tai dar labiau tiesiog tai patvirtina. Ir aš matau, kadangi laikas bėga, čia mums reikės to įbaigti, bet man dar, žinai, labai įdomus aspektas yra apie tave, kur visai galbūt su to nesusijęs, o galbūt susijęs. Aš išgirdau, kad tu truputį mokysi astrologijos. O, tai tu man apie šitą dalyką papasakok, kaip tu ten atsidūrė ir ką tu ten mokysi. Ir ar čia labai tas mokymasis, čia turi minti, kad daug mokysi, ar čia tiesiog domėjaisi kažkiek? Porą kursų praėjau dėl savęs iš tikrųjų, tai va čia tas hobis turbūt, kurį aš pamiršau. Nesakiau visi hobijai su judesiu, tai pasirodo ne visi. Nes astrologija ir šiaip, gal sakykime, savęs pažinimas, nes aš astrologiją matau irgi kaip savęs suvokimą, savęs pažinimą gilesnį, supratimą savo talentų, savo gebėjimų, savo dovanų pamatymą, gal net ir savo trūkumų išvelgimą, tai tokia kaip savęs pažinimo sistema daugiau. Ir aš ir pradėjau į šitą kryptį eiti, nes man buvo įdomu iš kitos prizmės galbūt paanalizuoti save, pažinti, pamatyti. Tai pradžioj turėjau konsultaciją, kuri man labai patiko ir mano mokytojas yra Vasanta Das. Ir ta konsultacija man irgi parodė, kad ten yra tokie klodai ir svarbiausia, bet čia turbūt Vasantą galėčiau irgi skaityti kaip vieną iš mokytojų, nes per tą konsultaciją aš pamačiau ne kažkokią techniką arba ne kažkokias teorinės žinias, bet aš pamačiau, kad žmogus mato žmogų. Ir man tai labai patiko. Ir kai žmogus geba matyti ir dar plus interpretuoti pagal tavo astrologinę lentelę, matydamas tavo visas duotybės, bet nepasakydamas, tu esi toks arba kitoks, bet jis geba matyti tave, matyti informaciją ir tave pakreipti į tavo kelią, kad tu sakytum, pagaliau supratau, ką turiu daryti. Tai man buvo labai gražu ir aš supratau, kad tai gali labai daug duoti gyvenime papildymo. Ir tai nėra, kaip tu sakai, gal atskira kažkokia tema, tai yra apie tą patį, tai yra apie savęs pažinimą, tik iš kitos pusės turbūt ateinant. Tai man labai patiko apskritai tas priėjimas ir aš turėjau interesą mokytis dėl savęs ir dėl to, kad pažint žmonės, kurie pas mane ateina, su kuriais aš bendrauju, gal tiesiog truputį kitaip pamatyti ir kartais suprast, kad aš irgi turiu jų paklausti kažkokių klausimų, matydama, koks tai galėtų būti žmogaus tipas, nes aš mokiausi ne tik astrologiją, aš ir ajurvedos žinių turiu ir vien iš savo mokytojos, kur mokiausi ajurvedinį jogos masažą ir šiaip iš bendro tiesiog turbūt tokio domėjimosi. Tai ajurvedos žinių, kurios irgi kalba apie tam tikrus žmonių tipus ir human designas visą laiką mano draugų tarpe yra populiarus ir mes kalbame apie tai, apie žmonių tipus skirtingus ir kaip jie priima informaciją, kaip jie suvokia, tai aš netgi į savo profesinę sritį kažkiek tai įnešu. Ir aišku, toks kaip hobis, kaip domėjimasis tiesiog gal labiau. Ten, kur aš išgirdau, kur tu tą paminėjai, ten tu pati sakai, kad klausai astrologo, tai ar tikrai viskas jau yra nulemta žvaigždžių ir tau sakė, kad ne, nes visą laiką išlieka laisva valia pasirinkti. Taip. Kaip tai dera? Kaip tai dera? Ta prasme, iš pačių šaknų astrologija tada, ji turi savyje užkoduotą kažkokią žinutę? Aš galiu turbūt atsakyti iš asmenės prizmės. Jo, nes turbūt čia pakomentuotų labiau astrologai profesionalai, nes aš esu absoliuti mėgėja ir aš tik tai domiuosi savo dėl savęs. Bet kaip aš tai matau, kad yra kelias,
yra žvaigždžių, pavyzdžiui, sakykime, apie dangaus žemėlapį, kažkoks išsidėstymas ir yra tam tikras kelias, kuriuo eidama tu lengvai pasieksi savo tikslus, įgyvendinsi, jausiesi labai gerai. Ir yra daug kitų kelių, kuriais tu vis tiek greičiausiai nueisi ten pat, bet galbūt tau bus labai sunku, gal tu darysi labai didelį ratą, galbūt tau taip iš tikrųjų ir reikia daryti, tiesą sakant, kad susirinktum tam tikras patirtis, tai čia jau filosofija prasideda, bet aš tikiu, kad astrologija tave gali įstatyti į tam tikrą kryptį, kuria eidama tu jausiesi komfortiškai, užtikrintai savo kelyje ir tau bus tiesiog lengviau. Arba gali eiti kitaip, bet vis tiek nueisi ten, kur turi nueiti. Tai galiausiai aš tikiu, kad nueisi ten, kur turi nueiti, bet gali susikurti, būti gyvenimo kūrėjas ir susikurti savo tą žemėlapį. Tai arba vadovautis astrologija, arba eiti savo keliais, arba kažkaip tai bendrą kažkokį rasti dalyką. Tai kaip ir čia irgi tą pačią temą gal pasakysiu, kaip matau, pavyzdžiui, santykius, kad galbūt nėra mums vieno skirto žmogaus. Ir astrologija galbūt irgi galėtų sakyti, va, tarsi yra kažkoks žmogus ar ne, bet tu gali būti ir su tuo žmogum laimingas, ir su kitu žmogum laimingas, ir su dar vienu žmogum laimingas, bet bus laimingas kitaip. Galbūt kitose srityse, kituose dalykuose, galbūt tavo kryptis šiek tiek pasikeis, arba apeisi didesnį ratuką, kaip sakiau, link savo tikslo. Tai nėra, kad nėra kitų būdų, tik tai vienas žmogui nulemtas, bet galbūt yra tiesus kelias ir yra vingiuotas kelias. Visaip gali būti. Ir aš tikiu, kad visą laiką reikia vadovautis labiausiai intuicijai ir kaip irgi Vasanta yra pasakęs, per vieną konsultaciją, kurią mes turėjom, man labai įstrigo tie žodžiai, kad stipriau už meilę nėra nieko. Realiai, kad net astrologija prieš meilę yra bejėgė. Tai jeigu yra meilė, aš imsiu gal plačiaja prasme, meilė veiklai, meilė žmogui, meilė tam, ką tu darai, meilė tiesiog gali būti ar objektų, ir nesvarbu. Tai prieš tą meilę, jeigu tu tikrai jauti visų savo kūnų, tą aistrą, tą degimą, tavo akis žiba, kas tau gali pasakyti, kad tai yra netiesa? Nu, tai yra tiesa, nes tai matos, tai jaučiasi, tai tiesiog tu spinduliuoji tą tiesą. Tai nėra... Man atrodo, žinau, čia labai gražų žodžiai pabaigai. Labai gražų žodžiai. Kad už meilę nėra nieko galingiau, ne? Tai Miglė, labai tau ačiū, kad tu čia buvai. Man šitas mūsų pokalbis tiesiog žiauriai greitai praskrėjo. Nesakyk, atrodo dar ir tą norėčiau papasakoti. Ir grinai, bet gerbiant tavo laiką, nes tau reikia pasiruošti rytojui, ne? Mes baigsim. Bet labai ačiū, kad tu čia buvai ir aš linkiu moterims tave atrasti. Tikrai, tos, kurios dar neatrado, atrasti, tos, kurios yra, būti tame tikrai nesuinteresuotam atviram žvilgsnyje ir girdėti, klausyti, bandyti perimti dalykus, nes manau, kad tu visai gali savo pavyzdžių, būtent pavyzdžių, ne kažkokių mokymų ten labai, žinai, įkvėpti. Ačiū, Ieva, ir man iš tikrųjų šitie žodžiai, kad tu sakai, pačiai yra įkvėpimas, nes aš kaip ir dabar visą papasakau ir pamačiau bendrą paveikslą, kad aš pati mokiausi iš pavyzdžių, iš žmonių, iš buvimo ir aš tikrai palinkėčiau ir kitiems žmonėm mokytis ne iš tiesų, ne iš teorijos, bet iš rezonanso, iš to, kas tikrai atliepia širdžiai ir kūnui ir kas atrodo kaip tiesa šiuo momentu ir tiesiog jeigu kūnas jaučiasi tame gerai, tai iš tų žmonių reiškia perimti dalykai tikrai bus į naudą. Tai linkiu gero savaitgalio. Skaičiau aš ten tą jūsų aprašymą, skamba kaip tikrai labai smagus savaitgalis. Pavasario šventė visiškai. Tai taip, ačiū tau labai. Ačiū, Ieva.